Sveiki visi. Kartais man tenka kalbėti, labai retai, bet pasitaiko, kad kalbu su žmonėmis, kurie eina į bažnyčią per šventes ir po to pasidalina savo mintimis. Aš kalbuosi įvairiomis temomis, nesvarbu, kad aš nesu bažnyčioje, kad bažnyčia man tai yra institucinis, toks sisteminis veikėjas, jis neaugina. Tai yra mano nuomonė, bet aš kalbu dažnai su žmonėmis, kurie sako, aš kaip išeinu iš bažnyčios pasijaučiu daug geriau, daug šviesiau. Ir šiandien aš noriu atkreipti jūsų dėmesį. Dažnas mūsų neklausiam, kodėl mes einam per tai, kas yra. Vat aš jaučiuosi gerai, kas yra. Tai aš į ką noriu šiandien labai atkreipti jūsų dėmesį ir ką aš jau senai supratau. Kada jūs jaučiatės gerai? Esminis klausimas. Ar eidami į bažnyčią, ar jau išėję iš bažnyčios? Tai mano komentaras yra toks. Eidami į bažnyčią mes nesijaučiam gerai. Todėl, kad ten drėgna, šalta, keisti kvapai, tamsu, viskas paslėpta, viskas sena, viskas kažkaip taip, kad žmogui džiugesio paprastai nekelia, todėl mes eidami į ją gerai nesijaučiam. Bet kai mes išeinam iš jos, dažnai pasijaučiam vau. Ir daugelis mano, kad dėl to, kad ten įvyko kažkas stebuklingo. Bet aš darau prielaidą ir noriu jūs pakviesti pagalvoti, kad tas jausmas ateina būtent dėl to, kad jūs išeinat. Palengvėjimas yra, kai jūs išeinat iš to lauko energetikos. Tai gal net išjungsiu komentarus, nes tema jautri, tikrai nenoriu nei vieno, nei pakritikuoti, nei pasmerkti. Aš visada kviečiu pagalvoti apie tą jausmą, palyginti. Kaip ir visada sakau, reikia suprasti, rasti atsakymus. Kai mes einam, mes nesijaučiam gerai. Kai išeinam, jaučiamės gerai. Tai kitą kartą reikia tiesiog paanalizuoti savo pojūtį prieš ir po. Ir jeigu ten būtų taip gerai, jūs eitumėt į ją su polėkiu, tiesiog negalėtumėt iškentėti, kaip norite ten atsirasti. Deja, taip nėra. O kai išeinate, va tas palengvėjimas ir yra galimai dėl to. Kviečiu pagalvoti su visiška pagarba, absoliučia pagarba visiems, ir kurie einat, ir kurie neinat. Ačiū.